ponė Vidmantai. Jeigu jums reikia paskaitos, ji bus. Kelintai klasiai sakykite? 10-tokams. Biocheminė klasė. O jums neatrodo, kad skaityti paskaitą žmonėms, kurie apie tai daug geriau negu mes žino, yra, kažkaip bent jau, sakyčiau, ne visai teisinga. Ką jūs? Juk jie dar vaikai. Būkime optimistais. Optimistais? Optimizmas yra tikėti, kad jie galvoja ir žino tik apie prezervatyvus. O tai, ką jūs siūlote, yra visiška nesąmonė. Rimai, ponė Vidmantai, paskaita tikrai bus, aš jums pažadu. Puiku. Tada 17 valandą mes atvykstame pas jūs. Mes jūsų lauksime iki pasimatymo. Iki pasimatymo. Jūratė, tu su juo miegojai. Ką? Iš čia dabar ištraukiai? Tai yra vienintelis logiškas paaiškinimas, kodėl tu sutikai. Rimai, tai yra visuomeniai naudingas darbas, todėl prašau eik ir pasiruoš šitai paskaitai. Aš? Taip, tu. Tu jau geriau mane atleisk. Tai aš taip ir padarysiu, jeigu tu jos neskaitysi. Puiku. Vadinasi, aš tikrai jos neskaitysiu. Rimai, aš esu tavo viršininkė. Jeigu ką. Ir prašau eiti ir... Jūračikė! Aš tavęs už liežuvę netampiau. Pati prisišnekėjai, pati pasiruošk, pati ir skaityk. Aš čia neprie ko. Tai va, atvažiuojam, atpumpuojam, o pasirodo tas debilas buvo susilažinęs, kad surūkys visą pakelį cigarečių. Visą iš karto. Ten 5 metų, įsivaizduoji. Su kažkokiais pacukais susilažino. Tiem pacukam irgi po kokius 25 metus. Debilas, ne kitaip. Labą dieną. Atsiprašau, kur čia pas jūs rūkomasis? Pirmą dieną tai dar nelabai orientuojasi. Klinikoje nerūkoma, laukia, laiptais žemyn į dešinę ir tiesiai. Ačiū. Gaidys. O kas tau, tegul savo rūko? Čiagi mano Kuncės mokytojas, Šilinskas. Kirvių kirvis. Per jį, per fizinę, mes net nežaidėm nei futbolo, nei kašiuko. Vien tik atsispaudimai, prisitraukimai, pritupimai ir krosai. Ir taip metų metais. Tai va, kodėl pas mus tu toks stiprus? Patylėk, Gaulė. Jis man tokią traumą įvarė, kad aš net apie krepšinio karjerą nustojau svajot. Kaip sakei, Šilinskas? Šilinskas. Pas mane 6 palatoj. Klausyk, duok man. O kam? Kaip kam? Gydysiu. O šitas kam? Šilinską turi gydyti daktaras Gaulė. Aš atsiprašau, jūs daktaras Kupstas. Aš Vasiliauskas, jūs mane turite operacijai ruošti. Klizmą pastatyti. Atsiprašau, aš daktaras Gaulė. Kodėl neatsiliepi? Jūs paskambinote daktarui Naudžiūnui. Dabar negaliu atsiliepti, po signalo palikite žinutę. Pyp. Rimai, aš kalbu rimtai. Jūsų žinutė išklausyta. Pasuksiu po darbo. Baik tyčiotis, tie vaikai yra labai rimta. Gerbiama vyrgydytoja, man rimčiau už mano ligonius nieko nėra. O dabar jūs man trukdote dirbti ir atlikti savo pareigą. Tai yra gelbėti jūsų vadovaujamos klinikos ligonių gyvybės. Pas Umarą rastas auksinis stafilokokas, o jūs čia man aiškinat kažką. Kodėl nepaskambino? Tikrai? Žiokauju. Dėl stafilokoko. Durnius, kaip išsigandau. Fu. Angelė, atnešk širdies lašų. Mūsų gydytojai bloga. Kaip sykis, kai jos reikia, jos ir nėra. Gerai, prašau dabar man pasakyti, ko reikia tavo skyriui. Viską išvardink, viską gausi. Kodėl skyriui, o ne man? Jau ko tau reikia, tai aš žinau. Pasakyk, ko tau trūksta skyriui. Gali neužsirašinėti, nes trūksta tik 2 dalykų. Snukerio stalo ir striptizo stulpo. Aš kalbu dabar rimtai. Ir aš rimtai. Tu man trukdai dirbti, Jūratė. Surašysiu paskui. Ką reiškia paskui? Kada paskui? Kai atsiras snukerio stalas ir striptizo stulpas. Naudžiūnai! Nesuprantu, kodėl Naudžiūnas būtent mane pas jūs paskyrė. Ašgi terapeutė, o ne venerologė. Ir iš viso aš negaliu apžiūrinėti ten visų tų. Aišku, negali žiūrėti į kai kurias kūno dalis. Į kai kurias vyriškas kūno dalis taip. Ir iš viso aš tau žodžio pasakyti net nemoku. Kokio žodžio? Penis? Mhm. Nu, ar patėte? Tai paprastas latiniškas žodis. Nieko vulgaraus. Nu, kartok paskui mane. Nis. Nu, dabar visi kartu penis. Nu, negaliu šitą pasakyti, nu. Ja, supratau.
Dabar man konsultacija, o kai sugrįšiu, kad mokėtum šitą žodį ir linksniuot, ir asmenuot. Aš penis, tu penis, mes visi peniai. Ir garsiai, nepanosim. Koks grožis. Tai kaip jinai tau veiks, jeigu jinai iš kompiuterio ištraukta? Koks tu protingas, Leonidai. Aš pati nebūčiau supratus. Nesupratau. Kas čia per orgijos darbo vietoj? Atleiskite. Ką reiškia atleiskit? Angelė, jau tu, kaip niekas kitas gerai žinai, kad bučiuojantis apsikeičiama mažiausiai 200 rūšių skirtingų bakterijų. O Leonido bakterijos pavojingos gyvybei. Smegenys pažeidžia. Atsiprašau, bet šiaip tai bučiavimas jis yra naudingas. Įdomu kuo? Ligoniai nuo jūsų bučinių greičiau pasveiks. Dar kartą pamatysiu, abu nubausiu. Tiesą sakant, jis teisus. Taip, viršininkas visada teisus. Oi, Leonidai, kadagi tu tapsi skyriaus vedėju? Planuoju po 2 metų. Labas rytas, aš jūsų gydytojas Gaulė. Kuo skundžiatės? Jūs man kažkur matytas. Nebent pas mus anksčiau klinikoje gulėjot. Ne, niekada anksčiau negulėjau. Bet aš mokinį turėjau labai panašų į jūs. Baisiai bukas buvo. Nebeprisimenu pavardės, ne tai kopūstas, ne tai kažkoks kotas. Liepiau vieną kartą jam išnešti suolus į lauką, kad šokinėti galėtume. Tai jis ne iš salės suolus ištempė, o vilkti iš klasės pradėjo, vos be dantų neliko. Gerai, čia ne prisiminimų vakarėlis. Pradėsim apžiūrą. Stot! Gerai, stop. Pažiūrėsim, kaip jūsų širdis atlaiko krūvį. Aš nesuprantu, kam visą tai. Tai man skandžioba. Neuždavinėkit kvailų klausimų. Kas čia gydytojas, jūs ar aš? 47, jam 8, jam 9, 50, dar 30. 51, 52, 53, 50. Nu, silpnai. Nu ką, sveikinu, širdies aritmija. Reiktų mes trūkyt. Gerai, einu dėl endoskopijos susitarsiu. Juk jums vis dėlto opa. Alvydai, tu įsivaizduoji, Paplavskis mane verčia savo ligonius apžiūrinėti ir dar tą kvailą žodį sakyti. Kokį dar žodį? Va šitą. Tu įsivaizduoji, jisai man sako, kad čia tipo nieko nėra, čia yra lotyniškas žodis, mokslinis terminas, įsivaizduoji? Birutė, man šiaip tai irgi nepatinka, kaip tu jį vadini. Draugas, šitas. Normaliai. Pimpalas. Gaulė! Teisingai Paplavskis sako, reikia daiktus vadinti tikrais vardais. Nu, ačiū. Greitai endoskopija, 1 aukštas, 8 kabinetas, gydytojai po 2 minučių išeina. Greitai bėgam, nespėsit. Gau, greitai, ei. Aš dar jį pasikabinsiu vietoj bokso kriaušės. Blemba, atsargiau! Asilas. Pats tu asilas. Levina, aš ne apie tave. Kas atsitiko? Apsipyliau, kava laksto visokie silai. Kaip aš dabar pas ligonius eisiu? Radai dėl ko jaudintis? Manai, Angelė tau kitą halatą nesuras? Angelė, aš ją paskęsiu. Nepaskęsi, tuo aš tau sutvarkysiu viską. Nesupratau, jūs ką, visai nebesivaldot? Daktarė Rimantai, jūs neteisingai supratote. Ką aš neteisingai? Čia tu mane neteisingai supratai, Levinai, ryte. Neteisingai supratai, sakiau, kad nubausiu. Mes net negalvojam apie tai, aš tiesiog kavą apsipyliau. Nevaidink durnelio, gerai? Nu tikrai. Levinai, būk vyras. Padarai nusikaltimą, atsiduosi teisingumui.
Jis negali taip su mumis elgtis, tai neteisinga. Aišku, neteisingo. Tu valykiai valai, matai, čia dėmė liko dar. Mes juk nieko nepadarėm. O aš tą patį sakau, bet jeigu būtume padarę, aš ne žodžio nebūčiau pasakiusi. Viskas, aš baigiau. Leonidai, mes bausmę atlikom, Na taip. bet nusikaltimo tai nepadarėm. Na taip. Jūratė, aš žinau, kad tu gyvatė, bet aš netriušis. Kodėl tu mane hipnotizuoji? Rimai, tie vaikai būsimi gydytojai. Ir paskaitą jiems turi skaityti patys geriausi lektoriai, už tave geresnio aš neturiu. Šventa tiesa. Atleisk, bet padlaižiaudama tu nieko nelaimėsi. Bet tai ne man čia reikia visuomeniai vaikam. Apeliuoji į mano sąžinę. Tai žinok, jinai dar miega. Šiaip ar taip aš esu tavo viršininkė. Grasini. Grasinimai. Aš juos dievinu, tęsk. Aš iš čia neišeisiu, kol tu nesutiksi. O čia jau argumentas. Bet padlaižiavimas man labiau patiko. Norėjau pasižiūrėti, ką tu toliau darysi. Na gerai, tu čia pasėdėk, aš nueisiu, paimsiu plakatus, tada sugrįšiu ir eisim kartu. Palauk, kokius plakatus? Mes neturim jokių plakatų. Naudžiūnai! Naudžiūnai! Naudžiūno nematėt? Ne. Nematėt. Labas, Julyte. Labas. Atėjai lyginti. Taip. Tai aš išlyginsiu. Ne, tai aš išlyginsiu. Tu man padėsi su lašinėm, aš tai ateisiu vėliau ir išlyginsiu. Vėliau? Gerai. Gerai. Sėkmės. Iki. Ui, atsiprašau. Naudžiūno nematėt? O ką jis mūsų ieškojo? Aš jo ieškau. Ir pasakykit, kai jį pamatysit, kad ją mažą nepasirodys. Tai gal mes dabar jau einam ir pasakysim. Tai jūs jau eikit ir pasakykit. O, Dieve. Senutė. Tai čia aš senutė? Palauk, dabar tai tau mažai nepasirodys senuk. Senutė. Penis. Sakykime kartu. Penis. Dar kartelį. Penis. Tu esi penis. Aš esu penis. Mes abu penis. Panelė, gal galėtume taip pasvajoti kur nors kitur? Aš atsiprašau. Labas.
Sveiki. Tyrimų rezultatus jums palikti? Galite man ir galite savo gydytojui. Jūsų gydytojas Teisutis, taip? Ne. Gaulė. Daktaras Gaulė. Gaulė? Keista, nes pas jūs ėjo į palatą Kupstas. Kupstas? Tiksliai. Kupstas. Angelė, gal čia? Aš tavęs noriu. Aš tavęs dar labiau noriu, labiau nei bet kada. Nes tas vampyras mum uždraudė. Ai, įsivilniau. Kas čia dabar? Vampyras. Daktarė Rimantai, ką jūs čia darot? Maniau, kad slapstausi nuo Burneikos, o pasirodo rūpinosi daktaro Levino ir medicinos sesers Angelės morale. Aš galiu jums viską paaiškinti. Taip, mes čia šluotas ieškojom. Šluota, puiku, man šluota irgi praverstų, kad galėčiau judu meilės ištroškusius šunyčius išvyti iš vaikų žaidimo aikštelės. Daktarė Rimantai, mes daugiau taip nedarysim. Žinoma, nedarysit. Už tai, kad aš pasirūpinsiu, kad jūsų energija būtų nukreipta tinkama linkme. O dabar paskui mane. Kupstai! 20 atsispaudimų. Palaukit. Kodėl jūs čia vadovaujat? Jums čia ne mokykla. Čia aš vadovauju. Jūs mano pacientas, todėl jūs klausysit manęs. Taip, tiesą pasakius, mane turėtų gydyti daktaras Gaulė. Turėtų Gaulę, o gydysiu aš. Todėl niekur nedingsit, manęs klausysit ir viskas. Kupstai, tu čia vėl oras pardai. Turėtum Vasiliauską operacijai ruošti. Ir tu ką veiki? Užknisai, Kupstai. Šiandien budėjimas, o per pertraukas tarp vizitų pas pacientus bėgiosi po ligoninę su basonais. Aišku, Kupstai. Pas Vasiliauską, Kupstai! Nu, Kupstai, tai ką? Nuo mokyklos laikų niekas nepasikeitė. Snaudžiūnas visada nelaiku. Aš negaliu, mane išeina, aš repetavau ir man vis tiek nesigauna. Kągi gerai? Kas gerai? Planas B, apžiūra. Apžiūra? Aš nieko neapžiūrinėsiu. Teks gydytojo Raputytė. 12 pacientų, apžiūrėsit, apklausit, aprašysit. Pasakiau, nieko neapžiūrinėsiu. Marš į apžiūrų kabinetą. Aš labai prašau. Prie darbo. Nu, prašau, neverskit manęs to daryti, aš nenoriu apžiūrinėti jūsų penių. Ko nenorit apžiūrinėti? Penių. Nu va, pirma užduotis atlikta, šiai dienai pakaks. Aš pasakiau tą žodį. Penis. Nuolat stebiuosi, kaip moteris džiugina šis paprastas lietuviškas žodis. Ko jūs žiūrit, normalus žodis? Penis. Na, kai berniukai užauga, jiems atsiranda... Na, neatsiranda, jiems tiesiog pradeda greičiau vystyti. Štai pagaliau ir jūsų lektorius, jis ir pratęs paskaitą. Apie lytinį brendimą? Apie lytinį brendimą, Rimai, prašom. Puikumėlis. Tik tai paskaitos aš jums neskaitysiu. Aš kaip sykis radau šios srities profesionalus, kurie tai padarys daug geriau už mane. Taigi, šitie žmonės ne tik taip papasakos jums apie lytinį brendimą, bet ir tikėtina nesusilaikę pademonstruos. Nebijokite ir nesijaudinkit. Jeigu ką, mes juos sustabdysim. Daktarė Leonidai, prašom. Na, lytinis brendimas. Berniukams bręstant pagrindinį vaidmenį atlieka hormonai androgenai. Taip, o mergaitėms krūtinė. O. Ką šiandien vyksim? Ai, mašiną iš autoserviso važiuosiu pasimti. O ką, turi kažką pasiūlyti? Ne, nieko, tik tais. Aš matau, kad tu išmokai ne tik tą žodį pavartot, bet ir į patrauklius pasiūlymus įterpti. Ai, velniop tą mašiną. Taksi pasivažinėsim. Pasišaipyt atėjot, tamsta mokytojau. Baikit, Kupstai. Ašgi pasikalbėti atėjau. Aš dirbu, neturiu laiko kalbėtis.
Taip, taip, tadagi man kolą parašėt. O prisimenat, kai aš virve iki pat lubų užlipau ir bijojau nulipti? O bukas buvai, Jo. kupstai. Kur čia neprisiminsi, taigi visa mokykla subėgo žiūrėti. Gaisrinę turėjom kviesti. Jo, bet aš taip ilgai ant virvės išsilaikiau dėka visų tų atsispaudimų ir prisitraukimų. Va, metodika. Taip. Metodika, kupstai.